Sveiki visi, jūs žiūrite jau 9 HTML pamoką ir šioje pamokoje pradėsime dirbti su paveikslėlių atvaizdavimu savo svetainėje. Taip, jūs teisingai supratote, mes galėsime savo svetainėje atvaizduoti kažkokį paveikslėlį. Šaunu tiesa. Ir štai pažiūrėkite, aš turiu tokį paveikslėlį. Jūs galite atsisiųsti kokį nors savo paveikslėlį. Na, iš tiesų nesvarbu, kokį paveikslėlį mes atvaizduosime, praktikai tai tikrai nesvarbu. Tai aš turiu tokį NBA paveikslėlį ir aš jį atvaizduosiu savo svetainę. Taigi, atsiverkime savo kodą ir čia taip. Visas tas paveikslėlio tagas prasideda taip, img, ir šis tagas neturi, sakykime, to užbaigiamumo, taip kaip, tarkim, jis negali būti toks, sakykime. O šis tagas yra, sakykime, susidaro tik iš vieno to blokelio ir pasibaigia nepaprastai ženklų daugiau, o prieš ženklą daugiau būtinai turi būti slešas. Na, tokia taisyklė, nežinau kodėl tai padarė, bet būtinai prieš tą paprastą ženklą daugiau turi būti slešas. Todėl parašykite taip kaip aš. Tai tiesiog prasideda paprastai img ir toliau nurodomi atributai ir pasibaigia tiesiog, na, kaip paprastas tagas, kurios mes, sakykime, mokinamės prasideda taip, o šitas prasideda tiesiog taip. Na, sakykime, štai. Tiesiog viduje mes taip pat dar galime rašyti atributus. Tai šis img, kaip matote, tarkim, štai. Jis tiesiog nieko neatvaizduoja, nesvarbu, kad mes jį sukūrėme. Mes turime nurodyti, kokį paveikslėlį mes norime atvaizduoti. Tai tam, kad nurodyti, kokį paveikslėlį mes norime atvaizduoti, mes naudosime tagą src. Ir vėlgi lygybės ženklas, kabutės, ir kabutėse nurodome būtent paveikslėlį, kokį norime atvaizduoti. Kadangi mano paveikslėlis yra tokioje pačioje direktorijoje kaip ir mano index.html failas, tai yra jis yra čia, todėl man tiesiog reikia parašyti nba.jpg. Išsaugome ir atvaizduojame štai. Paveikslėlis labai didelis, tiesa. Bet yra daugiau img tago atributų ir pasinaudoję jais mes galime šį paveikslėlį sumažinti. Na, galime ir naudoti ir stilius, tačiau HTML5 versijoje yra dar keli tagai, kuriuos mes galime panaudoti. Tiksliau dar keli atributai. Tai tarkim, width, tai reikštų ilgis. Ir nurodome, kiek pikselių ilgio mes norime, kad būtų šis paveikslėlis, sakykime. Tai dabar šis paveikslėlis yra apie 600 pikselių ilgio ir mes norime, tarkim, jį susimažinti, kadangi jis ir tai netelpa į mūsų naršyklę, tai, sakykime, norime, kad jis būtų 200 pikselių ilgio. Ir dabar atrodys viskas štai taip. Tai yra 200, sakykime, pikselių ir todėl jis taip sumažėjo. Ir kaip jūs tikriausiai jau pastebėjote, mes nurodėme, kad norime pamažinti, sakykime, tik ilgį, tačiau HTML kalba automatiškai ir, sakykime, pritaikė ir plotį ilgiui. Tai, sakykime, mes nurodėme, kad ilgis turėtų būti 200 ir HTML kalba automatiškai, na, sakykime, pritaikė paveikslėlį prie mūsų ilgio ir nustatė paveikslėlio plotį tokį, kad, sakykime, paveikslėlis žiūrėtųsi. Aišku, mes galime jį taip iškraipyti, kad jis bus, sakykime, nesąmoningai atrodys. Tai tiesiog galime nurodyti, kad mes norime 300 pikselių pločio. Na taip, heikšt. Ir štai, paveikslėlis dabar bus toks ištemptas. Bet jeigu mes tiesiog nurodysime kažkurį vieną, tai mums automatiškai sakykime, sukonvertuos tą paveikslėlį ir jis bus, sakykime, tiesiog jeigu mes nurodome ilgį, sakykime, automatiškai nusistato ir tas plotis ir prisitaiko prie ilgio. Tai štai mūsų paveikslėlis. Taigi vėl img tagas, jis, sakykime, neturi pabaigos, tai yra nereikia rašyti kažkokio uždarimo.
kadangi viskas yra nurodoma, sakykime, tik atidarant tą tagą, ir jis užsidaro kiek kitaip nei kiti tagai, tai kaip matote, visi tagai užsidaro tiesiog ženklų daugiau, o IMG tagas užsidaro, sakykime, slešų ir ženklų daugiau. Na, tokia ta HTML taisyklė ir taip turi būti. Aišku, suveiktų, jeigu ir nenurodytumėte to tai yra to slešo prieš tą ženklą daugiau čia, tačiau iš tiesų tai būtų netaisyklinga ir manau, na tiesiog ta svetainė, sakykime, netitiktų standartų ir tiesiog, na nežinau, geriau laikytis taisyklių ir tiek. Na tai iš tiesų tiek ir norėjau parodyti šioje pamokoje, tiesiog išmokome atvaizduoti kokį nors paveikslėlį ir pakeisti jo, sakykime, ilgį arba plotį. Tai ilgis keičiamas su width, o plotis su height. Ir, na, sakykime, tiesiog atributai. Ir nurodote pikseliais skaičių. Na, galite nurodyti ir procentus, tačiau šiuo atveju mes nurodome pikselius. Tai tiek šioje pamokoje, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi viską supratote. Jeigu ko nors nesupratote, klauskite komentaruose arba rašykite privačiai ir nepamirškite prenumeruoti bei laukite kitų pamokų. Viso.